Labas vakaras. Yra toks senas anekdotas apie beždžionėlę ir atominę bombą, kurią jie apsižergusi pjauna per pus. Beždžionėlės klausia, ar tu nebijai, kad sprogs? O to jie atrėžė, nebijau, nes turiu antrą. Nepriimkite asmeniškai šito anekdoto, ponė ministrė Kreivy. Nu, iš egzaminuojat mane, aš ir sėdžiu ir galvoju, kad aš nelabai noriu atsakinėti, čia egzaminavimas ganas. Nu, tai taip, bet norisi suprasti, ar jūs suprantat problemą. Aš suprantu. Ūkio ministras Dainius Kreivys pats užsisakė šitą interviu, kurio finalas jam labai nepatiko. Nepatiko ir mums, nes būtent šitas žmogus pasakė, kad jau tik laiko klausimas ir Lietuvoje apsigyvens monstrų vadinama Amerikos bendrovė Monsanto. Ta, kuri vietoj įprastinio maisto pasiūlys jums šitą įdomesnio – genetiškai modifikuotų organizmų. Nuo jų dvesia vikšrai, nustoja daugintis pelės, tačiau žmogui sako visai nieko, kol kas gyvi. Nu, žinot, sukrėtė tai, kad, aišku, žiurkių organizmuose, ten širdį, kepenyse, nu, žodžiu, žiurkių vidaus organuose, pavartojus tas genetiškai modifikuotas bulves, įvyko pakitimai. Nu tai klausykit, ko daugiau norėt. Reiškia, genetiškai modifikuotas maistas kelia didelę riziką ir žmogaus sveikatai. Tai tos genetiškai modifikuotas tiesiog veikia visą vidaus? Nu, veikia tų žiurkių, žodžiu, veikia, bet vidaus organus. Ir žmonės visą tai valgo? Nu, o žmonės valgo. Tik prieš metus į Dievo darbą gyvybės kūrimą agresyviai besikišančią kompaniją Europoje sutramdė draudimais nenaudoti savo eksperimentams iš viruso išgauto atsparumo antibiotikams geno. Juk pasklidęs jis gali pridaryti problemų žmonijai, besiginančiai nuo užkrečiamų ligų. Lietuvoje tokias kultūras buvo pamėginta paskubomis išsėti į eksperimentinius laukus. Valdininkai lobistai jau buvo pasigalandę kauptukus. O jūs už ar prieš? Aš asmeniškai už. O nebijot, kad vaikai su dviem galvom bus paskui? Nu, čia tokios nesąmonės jūsų visokius galima čia prikalbėti. Vaikai su dviem galvom. Nu, daug kas gali atsitikti. Aš net nežinau, nuo ko aš galiu susirgti. Nu, kas man pasakys, ar aš čia nuo šito, čia tokia populizmas labai. Išties tokie klausimai apie dvigalvių žmonės – populizmas. Eksperimentas su žmonėmis dar tik vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose, kur biotechnologijų kompanijos išsireikalavo, kad genetiškai modifikuotas maistas būtų parduodamas neįspėjant apie tai pirkėjo. Tai Amerika yra toksai eksperimento placdarmas didelis. Nu, aš nežinau. Eksperimentas ten vyksta natūralus. Su genetiškai modifikuotais, jeigu nežymima, jeigu visi valgo. Eksperimento šalis. Eksperimento šalis. Jeigu jūs taip pageidaujate. Apsigimimai, onkologinės ligos, alergijos, poveikis dauginimuisi kol kas tik hipotezė. Reikia laiko. Ponas Kreivys pažadėjo Monsanto plėtrai Lietuvoje uždegti žalią šviesą. Taigi, progresui vartai atverti, todėl vaišinkitės, ponios ir ponai. Atleiskite, GMO. Iš draugiškų GMO šalininko pono Paulausko rankų tiesiai ant jūsų stalo. Kaip natūralų kukurūzą ar pupelę išprievartauja ir paverčia genetiškai modifikuotų organizmų. Virusas turi savybę prisikabinti prie šeimininko DNR ir pakeisti jo veikimą jam reikalingą linkme arba sintetinti baltymus ir pačius organizmą dauginti. Iššokdamas, palikuonis tiksliau, palikdami jie gali prisikabinti šeimininko tam tikrą DNR dalį. Tai yra pernešimas vieniems atsparus kitiems. O toks principas veikia gamtoje. Panaudojus tą patį principą, panaudota buvo ir kuriant biotechnologijai. Kadangi čia yra kaip vektorius, kuris leidžia pernešti tam tikrą informaciją. Kitas šaltinis yra perneštas bakterijos. Virusas. Taip, virusus naudoja kaip perkelimus. Taigi, viruso arba bakterijos genetinė medžiaga perneša į nieko neįtarinti augalą svetimą genetinę informaciją. Kas toliau? Čia yra azotą fiksuojančius bakterijų, gumbus, kur sukelia. Mes turim tokių augalų, kurio šaknyse didėja gumbai, vėliau dauginas jų kiekis ir pats padidėjimas iššaukia. Pati bakterija turi plazmidę savybę padidinti ląstelio dalyjimas. Kaip grinai onkologinis arba vėžinis, kai sako, didelis kiekis dauginant.
Virusas sukelia vėžį. Bet dar nepulkite valgyti, tai kol kas dar nepatiekalas. Į kukurūzus įterptas, reiškia, genas, kuris vabzdžiams suteikia tokį pojūtį, kad jie nepuola tų kukurūzų. Kenkėjai. O koks čia pojūtis? Atsparus, prašau? Koks čia pojūtis? BT tai vadinamas toksinai. BT toksinai. Nuodas. Nu, šiuo atveju tu įskiria tos toksinus, reiškia, kurie yra, reiškia, ir atbaido tos vabzdžius. O žmonės ir kitus žinduolius? Ne. Todėl mus ir mūsų maisto auginamus gyvulius tais atleiskite organizmais ir šeria. Ir šeria masiškai, į sveikatą. Tik jeigu pavalgius pigios kiaulienos ar vištienos ant jūsų nutūpę uodai ims mirti, nenustebkite. Tas pats, kad pilamės į Nemuną ir naikinam lašalus, ir tai mašalus Nemune, kad mūsų nekandžiotų, tai bet yra biocidas vadinasi. Ta toksiną genetiškai modifikuotas augalas ima gaminti pats, todėl jį pagriaužia kirminai ir išdvesia. Ponas sako, kad žmonės pasisotinę tuo pačiu išlieka gyvi. Bet dar yra bitės, ekologiniai ūkiai, kurių produkcijoje ypač akylai ieškoma genetinių mutantų priemaišų. O radus išbrokuojamas visas derlius. Kur bitininkus dėsit, kur ekologinius? Jeigu Net mes ir kalbėtum kitaip, kad mes nieko ir nemažam, nei bitininkų, nei ekologinių ūkių. Mes nešnekam, kad mes užsiiminėsim kažkokią masinę auginimo modifikuotų organizmų. Mes apie tai net nešnekam. Jeigu mes kalbam, kad daugiausia... Bet jie šneka apie tai. Jie jau ėjo. Būtent su tom idėjom. Jie gali šnekėti, ką jie nori. Mes šnekam to, ko mums reikia. Pasiūla ministrė ypač didelė. Kryžminama viskas su viskuo. Tarkime, bulviai implantuojamas žmogaus genas ir gaunama bulviažmogė. Kažką panašaus mėginta auginti Lietuvos laukuose. Laimiai pasipriešino net GMO šalininkai. Bet pagailėjo ne žmonių, o bulvės. Visiškai netinkamos sąlygos. O kokią ten tą bulvę norėjau? Modifikuota vaistam ar kam dar ten daryti. Iškart atmetė. Čia ta, kur su genais kažkokiais žmogaus? Taip. Bulvė su žmogaus genais pas mus? Taip. Bet tai ne pas mus, tai jūs vėlgi. Prašymas buvo, mes neleidom ir viskas. O kas čia prašė? Kompanija BASF. Toji BASF taip pat ministro sąraše. Aš apie BASF kalbėjau apie plastikus, sakykime, ar tai vienas... Bet jie irgi to užsiima šito. Jau įėjo į šitą rinką. Aš apie BASF kalbėdamas laiką galvojau daugiau apie plastikus. Apie plastikus, nes mes turime plastikų eksportą didelį ir galvoju, jeigu mes papildytume plastikus šitą sektorių, galėtume kurti R&D centrus, galėtume ruošti specialistus universitetuose, tai tas būtų irgi privalumas. Kągi, BASF bulviažmogėms nepasisekė, o žmonėms. Juk genetiškai modifikuoti produktai jau ant parduotuvių lentynų, su vos įžiūrimais užrašais anotacijoje. Yra žinoma 75 atvejai, dokumentuoti įrodymai, kaip, reiškia, genetiškai modifikuota produkcija veikia būtent gyvuosius organizmus. Buvo padaryti tyrimai su genetiškai modifikuotais pomidorais. Ir paaiškėjo, kad žiurkėm prasidėjo skrandžiuose kraujavimas, kelios nudvėsė. Paskui buvo tyrimai atlikti su kukurūzais genetiškai modifikuotais, Monsanto kompanijos, tarp kitko. Tai išaiškėjo, kad atsirado tose žiurkėse žymus pokyčiai kraujo ląstelėse, kepenyse ir inkstuose. Bet Monsanto panaudojo nemokslinius ir prieštaringai vertinimus argumentus, kad atmestų šitą mokslininkų susirūpinimą. Na ir toliau buvo, reiškia, pelės maitintos genetiškai modifikuotam bulviam. Irgi atsirado pernelik didelis ląstelių augimas žemesnėse plonosios žarnos dalyse. Ministras Kreivys, pažadėjęs mums tikriausiai agresyviausios pasaulyje biotechnologijų bendrovės invaziją į Lietuvos žemės ūkį, jaučiasi netaip suprastas. Aš nežinau, bet jūs pasakėt Monsantas. Tai, matot, aš sakau daugybę kompanijų. Aš sakau ir Google'as, ir Amazonas, ir Monsanto, ir BASF. Aš daugybę kompanijų sakau. Jūs dabar paėmėt vieną kompaniją ir iš manęs darot nežinau ką čia. Ministras įsižeidė.
Jis tik norėjo Lietuvai proveržio ir sugalvojo, kad Lietuva galėtų uždirbti iš demografinio sprogimo pasaulyje. Trumpinys R&D, kurį vartoja ministras, reiškia tyrimus ir vystymą. Mums reikia R&D centrų. Taip? Mes žinome, kad demografinis lūžis dabar yra pasaulyje vyksta, kad maisto pagaminama vis mažiau per žmogų. Reiškia, išradimai ir kiti dalykai yra neišvengiami ir tos šalis, kurios kapitalizuos šituose sektoriuose, tos laimės. Sakykim, Suomiai turi Nokia, mes galbūt turim galimybę kažkur pasidaryti savo Nokia. Bet aš noriu pabrėžti, aš kalbu apie inovatyvų žemės ūkio technologijų sektorių, ne apie Monsanto. Na, Monsanto galbūt vienas iš kompanijų, kuri galėtų būti, o gal ir nebus. Ministras nežino to, ką žino GMO lobistai valdininkai, pusiau slapta susirinkę į konferenciją, kaip tik po pono Kreivio pažado padėti Monsanto įsikurti Lietuvoje. Ši kompanija finansuoja mokslinius tyrimus, bet, kaip teigia mūsų pašnekovai, tik tuos, kurie jiems naudingi. Rusijos mokslininkė Jermakovai, kaip tik eksperimentavusiai su pelėmis, jos smalsumas baigėsi nemalonumais. Kaip rašo pati mokslininkė savo straipsnėje, atėjo pas instituto vadovą genetiškai modifikuotų organizmų lobistai, jau tie, kurie jau prekiauna ir užsijima to, ir paprašė draugiškai, kad tas tyrimas būtų nutrauktas, dėl to, kad tai grėžia milžiniškais nuostoliais. Įsivaizduokit, tai yra, rinka yra, kiek yra tos produkcijos genetiškai modifikuotos, ir jeigu staiga būtų patvirtinta, kad tai yra kenksminga, kiek reiktų išimti iš tos rinkos produkcijos ir kiek tai patirtų nuostolių ir tos kompanijos, ir prekybos centrai ir taip toliau, tai žodžiu buvo nuspręsta, kad iš tikrųjų tų tyrimų daugiau nebetęsti. Bet jinai padarė ne vieną tyrimą. Bet jinai po to pakartojo tuos tyrimus ir jie pasitvirtino. Pamaitinusi laboratorinės žiurkės genetiškai modifikuotais kukurūzais, mokslininkė pamatė, kad jau pirmoje palikuonių kartoje ėmė gimti liliputai, o pusė vados apskritai išdvėsė. Antroje kartoje pasireiškė masinis nevaisingumas. Žmonėm poveikis. 6 kaimų žemės ūkio darbininkai, kurie rinko ir krovė genetiškai modifikuotą medvilnę, pranešė apie odos, akių ir viršutinių kvėpavimo takų uždegimus reakcijas. Keli darbininkai buvo paguldyti į ligoninę. O čia reiškia alergijos pavyzdžiai. Čia kur? Čia yra Amerikoje. Taip pat reiškia kai kuriuose Indijos dalyse po medvilnės derliaus nuėjimo avių bandos ganėsi genetiškai modifikuotų medvilnių ražienose. Ir 4 kaimuose per savaitę nudvėsė 25% avių. Kaip vėliau paaiškėjo, kad jos nudvėsė nuo apsinuodimo, reiškia po to ganimos ražienos.